Hare Krishna, dear devotees. I've been saying that almost every day for the last 2.5 years before my class online. Aš taip sakau jau beveik 1,5 metų savo online paskaitose. But now I can see everybody at once. Bet dabar visus kartu galiu matyti. So, Hare Krishna, dear devotees. Much better. Daug geriau. I'm very happy to be here. Aš labai laimingas galėdamas būti čia. In fact, I'm too happy to be here. Iš tikrųjų, aš per daug laimingas būti čia. The other day, the temple president of New Rajadam asked me, was Radhastami good for you? Ir čia kažkurią dieną New Rajadamos šventyklos prezidentas paklausė manęs, ar Radhaštamis jiems būtų gerai. And I said to him, no. Ir aš jam pasakiau ne. And his face. Ir jis nusiminė. And then I kept the same face as his, and he expected for me to tell him what was wrong with it. Ir tada aš taip pat nustačiau tokį pat veido nuotaiką kaip ir jo, ir tada jisai turėjo man pasakyti, kas negerai su tuo. So I said it was too good. Ir aš pasakiau, kad čia per daug gerai. And that big smile came to me. Ir tada pasirodė didelė šypsena. It's too good because I haven't been to festivals for a long time. Taigi, čia per daug gerai, dėl to, kad aš jau ilgą laiką nebuvau festivaliuose. It was sort of like a shock for me. Ir man tai yra tarsi šokas. The first festival I attended was in Lviv 2 weeks ago. Lviv. Lviv. Ir prieš 2 savaitės, pirmasis festivalis, kuriame dalyvavau, buvo Lvive prieš 2 savaitės. And then I attended a festival in Rajadam, and then I came here and I didn't think it was going to be a festival, but when I found out it's a festival. Taigi, ir po to aš atvykau čia į Lietuvą ir aš nesitikėjau, kad čia bus festivalis, bet aš pamačiau, kad čia festivalis vyksta. I actually decided to come here just 3 days ago, was it, Lavamsi? Yeah, 3-4, made the decision 3 days ago. So. Taigi, mes čia atvykom prieš 2-3 dienas. 4 days, maybe 4 days. Galbūt 4 dienas nusprendžiau pabūti. It was a spontaneous decision I made. Tai buvo mano spontaniškas sprendimas. Although I had been thinking about it for quite some time. Nors aš jau ilgą laiką apie tai galvojau. But I had to leave it up to the Indian embassy to make the decision for me. Ir taigi man Indijos ambasada padėjo išspręsti, priimti sprendimą. Because if the Indian embassy took my passport away from me in Budapest, then I wouldn't have been able to come. Taigi, ir Budapešte iš manęs Indijos ambasada paėmė pasą ir aš nebegalėjau, turėjau sugrįžti čia. So not only did they not take my passport, but they also told me that, sorry, we can't give you a visa either. Taigi, ir jie ne tik, kad paėmė mano pasą, bet ir pasakė, atsiprašom, bet mes negalim duoti jums vizas. And they're waiting for my residency card. Ir jie laukia mano gyvenimo kortelės. And although I had a residency card for 7 years, I lost it during the pandemic. Ir nors aš turėjau tą leidimą gyventi 7 metus, bet aš praradau tą leidimą per pandemiją. So they don't have my passport and they don't have my application either. Taigi jie paėmė mano pasą ir taip pat nepriėmė mano prašymo. And I found that out a few days ago, so I said to Lavamsi, Prabhu, let's drive to Lithuania. Taigi ir aš Lavamsi Prabhu pasakiau prieš kitą dieną. Pabandykim Lietuvoje. So we're here. Taigi mes esam čia. I haven't been here for 3 years, Lithuania. Nebuvau Lietuvoje 3 metus. It seems like a very long time. Ir atrodo ilgas laikas. I miss the devotees. Aš pasiilgau bhaktų. And I hope I can spend more time here in the future, but this will be a very short trip. Taigi aš tikiuosi, kad ateityje praleisiu daugiau laiko, bet čia trumpa mano kelionė. And that's because they may have my Hungarian residency for me next week. Nes turbūt aš gausiu leidimą gyventi Vengrijoje kitą savaitę. And if they do, then I'm going to immediately go to the Indian embassy and get my Indian visa. Or apply for my Indian visa. I won't say get my Indian visa. You never know what's going to happen in an Indian embassy. Taigi aš kai gausiu leidimą gyventi Vengrijoje, aš iš karto kreipsiuosi į Indijos ambasadą ir prašysiu vizą, bet aš nežinau, kas tam bus. And then I'm going to the United States on September 22nd. Ir tada rugsėjo 26-22 dieną aš keliausiu į Jungtines valstijas.
For those of you who may not know, I've been in Sri Mayapur Dham for 2.5 years. Ir kas nežino, aš buvau Šri Mayapur Dhamoje 2,5 metų. And I went there for 3 weeks in February 2020. Aš nuvykau ten kelioms savaitėms 20 metų vasario mėnesį. And then you all know what happened. I don't have to Jūs žinot, kas nutiko ir man nereikia pasakoti. All of a sudden, all countries started to close down. Taigi staiga visas šalis pradėjo užsidarinėti. And although I had a return ticket to Budapest, they said no, we're only taking citizens, they wouldn't take residents. Ir aš nors turėjau bilietą į Budapeštą, bet man pasakė, ne, mes priimam tik tai piliečius. So Krishna made a decision for me and I just stayed in Mayapur. Taigi, Krishna priėmė sprendimą už mane ir aš pasilikau Mayapure. And I was able to stay there for 2.5 years and didn't travel. Taigi, aš galėjau ten pasilikti 2,5 metų ir aš nekeliavau. And the biggest shock for me was to get on an airplane. Ir didžiausias šokas man buvo įsėsti į lėktuvą. Of course, the bigger shock for me was security check. Ir aišku, didesnis šokas buvo man saugumo patikrinimai. Because I'm overdosed Man rodos, kad tai buvo with jau, security checks. šitie saugumo patikrinimai buvo per didelė dozė. And I would say to Krishna, please give me a break from these security checks. Ir aš prašiau, Krishna, prašau, atleisk mane nuo visų šitų saugumo patikrinimų. Because every time I go through a security check, it's like, Nes kiekvieną kartą, kai einu per tą saugumo patikrą, and but I made it. bet man pavyko, aš praėjau. And but one thing I decided in the last 2.5 years Bet vienas dalykas, kurį aš nusprendžiau per paskutinius 2,5 metų, is that I'm not going to travel so much anymore. kad aš daug nebekeliausiu. I need to change. Man reikia keisti. 120,000 miles a year is going to be finished. No more. So, that's it. 120 tūkstančių mylių per metus, čia man biškai per daug. So I'm going to take advantage of this opportunity to be here with all of you today. And I said to Nirmada when I called and said I was coming that please tell the devotees Niranjana Swami is coming, but Niranjana Swami of the GBC is someplace else. Taigi, aš pasinaudojau šitą galimybę atvykti čia, bet aš prieš atvykdamas paskambinau Durmadui Prabhu ir aš pasakiau, kad Niranjana Swami bus čia, bet Niranjana Swami GBC bus kitur. He didn't come. Taigi, Niranjana Swami GBC neatvyks. He's not here. Jo čia nėra. You're not looking at him right Ir now. jūs dabar į jų nežiūrit. I'm Niranjana Swami. Aš esu Niranjana Swami. Forget the GBC stuff. Pamirškite apie GBC reikalus. Maybe next time. Galbūt kitą kartą. Not this time. Ne šį kartą. There's no time. Dabar nėra laiko. So, can I have a little water, please? I also have a lot of allergies, and I've been taking the medicine drives me up. Tai aš taip pat turiu ir daug alergijų ir man reikia vartoti vaistus. I was thinking about what I would speak about, Aš galvojau, apie ką kalbėti. and I guess it was yesterday. Ir aš manau, tai buvo vakar. Vaikuntanath took me into the temporal for darshan with Radha Golokananda. Ir mane Vaikuntanath nusivedė į Radha Golokanandos šventyklą. And somehow he mentioned, he said, sometimes devotee asks, why is this new Gokula and the deities of Radha Golokananda? Jis taip pat kažkaip užsiminė, kad kodėl, kartais bhaktai klausia, kodėl būtent naujoji Gokula ir kodėl Radha Golokananda. And then he looked at me, he said, I tell him, I don't know, Niranjana Swami gave both names. Aš jiems pasakau, kad Niranjana Swami davė abu vardus. So I thought maybe I should talk about that. Ir aš pagalvojau, kad turbūt reikėtų apie tai pakalbėti, Since the question has come up. kadangi toks klausimas kilo. Because I guess you could say ironically, I've been speaking on this topic
Ir galima sakyti, kad ir ironiškai galima pasakyti, kad aš kalbėjau apie šitą temą. And for those of you who've been following my classes for the last 2.5 years, I've been speaking from Brihad Bhagavatamrita since, I think, April 2020. I've been speaking from Brihad Bhagavatamrita every class since April 2020. Nuo balandžio 20 metų balandžio mėnesio aš šnekėjau kiekvieną dieną iš Brihad Bhagavatamritos knygos paskaitas. And these points are covered. Taigi visi šitie dalykai buvo aptarti. And so many more points are covered. Ir daug daugiau dalykų buvo aptarta. I have to confess, and I'll be honest with you, one of the reasons why I'm thinking that I have to travel less is because I spent 2.5 years diving deep into different books. Ir turiu pripažinti vieną dalyką, per tos 2,5 metų, kai aš nekeliavau, aš turėjau galimybę pasinerti labai giliai į daugybę knygų. Ir tai viena iš priežasčių, kodėl aš nebenoriu daug keliauti. And I thought it was deep. Ir aš galvoju apie tai giliai. But after 2.5 years of diving deep into these books, I realized I'm still on the surface. Ir po 2,5 metų, kai aš bandžiau pasinerti giliai į šitas knygas, aš supratau, kad aš vis dar tebesu paviršiuje. There's so much depth Tiek daug gelmės in the works of our previous acharyas. mūsų ankstesniųjų acharyų darbuose. So I've been reading mostly from works of our previous acharyas. Taigi aš daugiausia skaičiau mūsų ankstesnių acharyų darbus. In fact, when there was, I was in Mayapur, and when there was talk about uncertainty of the future, Ir vieną dieną Majapūre buvo tokia kalba apie ateities neapibrėžtumą. the first thing I did was collected funds to buy all the books I could to fill up the bookshelf, which is all the works of the previous acharyas. Taigi tai aš pirmiausia tada užpildžiau visas savo lentynas Majapūre ankstesniųjų acharyų knygomis. And I was thinking, if there's no electricity, Ir aš galvoju, jeigu nebus elektros, then I'm going to have something to survive. aš turėsiu kažką, tai kad išgyvenčiau. So I got Brihad Vaishnava Toshini, Laghu Vaishnava Toshini. Taigi aš gavau Brihad Vaishnava Tošinį, Laghu Vaishnava Tošinį, I got Sarata Darshini, gavau Sarartha Daršinį, Satsandarbhas. Satsandarbhas. I just, everything I had just filled up all the bookshelves. Ir visą tai, ką turėjau, užpildė visas knygų lentynas. I said, if there's no electricity, I'm not going to dry up. Taigi aš galvoju, jeigu nebus elektros, aš tikrai nesudžiūsiu. So I've been reading a lot of these different commentaries and translations. Taigi aš skaičiau labai daug šitų skirtingų komentarų ir tų vertimų. Mostly from Bhanu Maharaj. He's translated a lot. Daugiausia tai buvo Bhanu Maharadžio vertimai. Jisai išvertė tas knygas. And I've been reading them in relationship to Brihad Bhagavatamrita. Ir aš skaičiau tas knygas siedamas jas su Brihad Bhagavatamrita. One of the things I've revealed a few times in the course of my discussions with devotees. Kelis dalykus, kuriuos aš kelis kartus aptariau, atskleidžiau, kalbėdamas atsidavusiais. Because I always tell devotees that first you should read all of Srila Prabhupada's books. Nes aš pirmiausia baktams sakau, kad jie visų pirma turi skaityti Prabhupados knygas. And I have. I've read the Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, all the books. I don't know how many times. Ir aš perskaičiau visas knygas Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, net nežinau kiek kartų. In fact, I read most of them when I was on book distribution on Sankirtan in the 1970s. Faktiškai aš visas tas knygas perskaičiau, kai platinau knygas 70 metais. Because Ladvamsi was with us. We'd have class every single day from Bhagavatam. Ladvamsi jisai buvo su mumis tuo metu ir mes kiekvieną dieną skaitydavom Bhagavatam paskaitas. This is my god brother Ladvamsi Prabhu. Čia mano dievo brolis Ladvamsi Prabhu. He and I distributed books together in the 1970s. 70 metais jis ir aš kartu platinome knygas. He was one of the biggest book distributors. Jisai buvo vienas iš geriausių knygų platintojų. We would go out every day and we'd read
every day together from Chaitanya Charitamrita because they were being published also. Ir mes kiekvieną dieną kartu su juo išeidavom platinti ir mes taip pat kartu su juo skaitydavom kiekvieną dieną Chaitanya Charitamrita, nes jinai kaip tik tai buvo leidžiama tuo metu. And he was always distributing more books than anybody else in the whole temple. Ir jisai išplatindavo daugiau knygų negu visi kiti šventykloje. And but we did a lot of reading also, Bet mes taip pat labai daug skaitėme. and still distributed books about 8 to 10 hours a day. Ir skaitydavom nuo 8 iki 10 valandų per dieną knygas. And the rest of the time was spent with reading and taking a little prasad. Mes platinom knygas 80 valandų, o visą kitą laiką mes skaitėme knygas ir valgėm prasadą. So I read most of the Bhagavatam, and not fully Chaitanya Charitamrita, but even back then on distribution. Taigi ir vien tik tai platinant knygas aš perskaičiau didžiąją dalį Šrimad Bhagavatam ir dalį Chaitanya Charitamritos. And of course I read again and again. Ir žinoma, aš skaičiau vėl ir vėl. But I took this last 2.5 years to especially focus on Brihad Bhagavatamrita. Bet paskutinius 2,5 metų aš ypatingai susitelkiau į Brihad Bhagavatamritą. And I listened to Srila Prabhupada every day. Ir aš taip pat kiekvieną dieną klausiausi Šrilos Prabhupados. Every day I listened to his lectures. Every day I don't miss. Kiekvieną dieną klausiausi Prabhupados paskaitų. And my appreciation and realizations from reading from the works of the previous acharyas is that Prabhupada's words were becoming more pregnant with meaning than I've ever heard them before. Ir vat klausantis, skaitant ačarių knygas, aš supratau ir pripažinau, kad Prabhupadas žodžiai, jo knygos, jie tapo vis labiau pilnesni prasmės. There was no contradiction spending 2.5 years with the previous acharyas because Prabhupada wanted us to hear from the previous acharyas. He gave them to us in his books. Ir nėra jokio prieštaravimo gilintis į ankstesnių ačarių darbus ir skaityti Prabhupados knygas, nes Prabhupadas savo knygose kalba mums apie tai. And then when I would listen to Prabhupada's lectures which some devotees would say like, I've heard that before. Ir kai aš klausiausi Prabhupados paskaitas, tas paskaitas, apie kurias kai kurie bhaktai sakydavo, aš jau tai girdėjau. And my answer to them now would be, no, you listened to them before, but you really haven't heard them yet. Ir mano atsakymas jiems būdavo, taip, jūs girdėjote jas anksčiau, bet jūs neišgirdot jų dar. If you heard them, you wouldn't say that. Jeigu jūs būtumėte išgirdę tas paskaitas, jūs nesakytumėt. Because they are ever fresh. They are ever fresh. Dėl to, kad jos visą laiką šviežios. And Prabhupada gave so much of the previous acharyas Prabhupada in his davė books. tiek daug ankstesnių jo ačarių savo knygose. He referred to them in his lectures. Jisai kalbėjo apie jas savo paskaitose. And although he was preaching a worldwide mission and also preaching to new people, Ir nors jisai pamokslavo visam pasaulyje ir pamokslavo naujiems žmonėms, I could see that his words were so pregnant with deep meanings after doing what he wanted me to do, which was also to study the works of the previous acharyas. ir po to, kai aš dariau tai, ką jis norėjo, kad aš daryčiau, tai reiškia taip pat ir studijuoti ankstesnius ačarius, aš pamačiau, kad Prabhupados žodžiai yra kupini tokios gilios prasmės. I felt no contradiction whatsoever. Ir aš visiškai nemačiau jokio prieštaravimo. I felt that every bit of understanding and realization that I was getting was by his blessings. Ir aš tada supratau, kad kiekviena informacijos dalelytė, kurią aš gavau, tai buvo dėka jo palaiminimo. Otherwise, I couldn't have understood anything. Kitokiu atveju aš nebūčiau nieko supratęs. That is what Prabhupada gave us. Ir tai, ką Prabhupada mums davė. So, yes, I listen to Prabhupada's lectures every day, but I haven't been reading his books, but I'm seeing him in every page of every book that I read. Taigi, ir aš klausiausi Prabhupados paskaitas kiekvieną dieną, bet aš neskaičiau jo knygų, bet aš mačiau jo žodžius kiekvienoje knygoje, kurį aš skaičiau. I feel so blessed to have had this last 2.5 years. Ir aš jaučiausi toks palaimintas, kad turėjau šitos paskutinius 2,5 metų. To have been given that opportunity, something I was hankering for, and all of a sudden, Kad staiga aš gavau fell right on my lap. tokią galimybę, apie kurią aš taip galvojau, taip svajojau. I couldn't go anywhere. Aš niekur negalėjau keliauti. I was stuck in one place. Aš įstrigau vienoje vietoje I didn't travel. ir visiškai nekeliavau. No security checks. Ir nebuvo saugumo patikrų, No big crowds. ir nebuvo didelių minių. It's just
locked away in a room with Prabhupada's books, Taigi the užsirakinęs works of our kambaryje previous acharyas. su Prabhupados knygomis ir su ankstesnių ačarių darbais. And I feel very blessed to have been given that opportunity. Ir aš jaučiuosi labai palaimintas, gavęs tokią galimybę. And I made a decision that life is too short, and I don't think I want to continuously travel. Ir aš pagalvojau, kad gyvenimas yra per trumpas ir aš negalėsiu taip ištisai keliauti, reikia atgal. So although I will, Nors aš keliausiu, I have to. aš turiu, It's going to be less. bet tai bus mažiau. And that's one decision I've made. Tai ir aš padariau tokį sprendimą. And so anyways, back to the question about Radha Golokananda and Nugokul. Taigi grįžtam prie klausimo apie Radha Golokanandą ir apie New Gokulą. Excuse me. In fact, we did discuss this topic a little bit on Janmashtami. Mes galime aptarti šitą temą giliau per Janmashtami. On Janmashtami, we read a verse from the first canto of the Bhagavata, first chapter. Per Janmashtami mes skaitėme Šrimad Bhagavatam pirmą giesmę, pirmą skyrių. It was text 23. Galbūt 23 tekstas. And Prabhupada was speaking in the commentary he gave in his. It was Lord Brahma speaking to the demigods, telling them to descend to the earth because Krishna is going to come soon. Tai buvo 10 Bhagavatam giesmė ir ten viešpats Brahma jisai sako pusdieviams, kad jie Krišnos valia turi nusileisti į šitą žemę, nes Krišna nusileis taip pat. And in the commentary, Prabhupada was explaining how the devotee who perfects his life goes first to wherever Krishna is, in whatever universe he is, to be with him. Ir ten Prabhupada jisai komentare kalba apie tai, kad bhaktas, kuris ištobulina savo gyvenimą, pirmiausia jisai keliauja į tą visatą, kurioje Krišna tuo metu reiškia savo žaidimus. And he says he goes there to associate with Krishna and his associates before he enters into Goloka Vrindavan. Ir jisai sako, kad bhaktas jisai keliauja į tą visatą, į žemę, toje visatoje, ir gauna galimybę bendrauti su Krišna ir Krišnos atsidavusiais, prieš tai, kai jis pateks į Goloka Vrindavan. This is first canto, first chapter, text 23, Srimad Bhagavatam commentary. Huh? First canto. Yeah. Tai yra pirma giesmė, iš tikrųjų, ir... I think it's first canto. Maybe 10th canto. Did I say 10th canto before? Yeah, 10th canto, first chapter. 10 giesmė reiškia pirmas skyrius. 10th canto, first chapter, text 10 23. giesmė pirmas skyrius. 23 tekstas. Yeah, it's before the prayers of the demigod, so it has to be Nes 10th canto. tai buvo pusdievio maldos, tai turėjo būti 10 giesmė. And we spoke a little bit about Gokul and Krishna's presence in Gokul, Vrindavan, and Prabhupada says, he said specifically Krishna goes to every universe. Ir mes kalbėjome tada per Janmashtami apie tai, kaip Krišna nužengė į Gokulą ir Prabhupadas jis sako, kad Krišna nužengė į Gokulą kiekvienoje visatoje. And he says he goes from universe to universe to universe eternally, from one universe to the next to the next. Ir jisai sako, kad Krišna keliauja iš vienos visatos į kitą visatą, į kitą visatą, į kitą visatą ir taip amžinai. In fact, I was telling the devotees that when I first read that Krishna goes to each universe eternally, I started to think, what happens when the universes are not manifested? Ir tada, kai aš išgirdau Prabhupadą apie tai sakant, aš pagalvojau apie tai, kad o kas tada nutinka su tomis visatomis, kur Krišna keliauja, kai visatos yra nepreikštos. And then I had a discussion with Shivaram Swami on this topic. Diskutavau šitą temą su Shivaram Swami. And we were going back and forth of what happens during this time when there's, because all the universes are manifest and unmanifest and manifest and unmanifest. Ir mes galvom apie tai, diskutavom apie tai, kad kas vyksta tuo metu, kai visatos yra preikštos, tada nepreikštos, vėl apreikštos, vėl nepreikštos. So we found
The commentary Vishwanath Chakravarti Thakur gave an explanation. Ir mes pamatėme Višvanatą Čakravartį Thakurą savo komentare pateikė paaiškinimą. And he says that Krishna likes so much descending, coming Ir jis to the sako, universes. kad Krišna taip mėgsta nužengti į šitas visatas, His associates come with him, nes jo palydovai keliauja su juo. and there's some special sweetness that's there Ir ten yra taip pat ir ypatingas saldumas, when he descends, and we'll talk a little bit about that. kai jisai nužengia ir mes apie tai pakalbėsim. But Vishwanath Chakravarti Thakur says that even when there's no universe, then Yoga Maya creates unlimited universes so Krishna can continue to visit universes. Ir tada Višvanatą Čakravartį Thakuras atsako, kad netgi kada visatos yra neapreikštos, Yoga Maya sukuria daugybę visatų, kad Krišna galėtų toliau tęsti savo kelionę per jas, Which is inconceivable. kas yra nesuvokiama. But there's a lot of inconceivable activities that Krishna does and Yoga Maya does, which is very hard for the mind to understand. Bet yra daugybė nesuvokimų dalykų, ką daro Krišna, ką daro Yoga Maya, mūsų protai sunku tai suvokti. And he said these universes are creations by Yoga Maya, and then Krishna, when there's no material universes, Krishna just continues to visit the universes created by Yoga Maya, so he can continue to visit one universe to the next. Taigi, ir Krišnai taip patinka keliauti iš vienos visatos į kitą, kad kai materialių visatų nėra, jisai keliauja iš vienos Yoga Maya sukurtos visatos į kitą. Yoga Maya facilitates everything Ir for Krishna. Yoga Maya Krišna viską padaro. I was telling the devotees also the other day how Yoga Maya in the Nanda Vrindavan Chaku, Kavi Kanapur explains also how Yoga Maya created different demons. Ir Ananda Vrindavana Čampu, Kavi Karnapuras, jisai taip pat aiškina apie tai, kaip Yoga Maya sukūrė įvairiausius demonus. It's all to facilitate pastimes. Tiesiog tam, kad įgalintų Krišnos žaidimus. And descriptions that we read about when the gopis were in their feelings of separation, they began imitating Krishna. Ir mes taip pat skaitėme, kaip gopės, jaudamas išsiskyrimą su Krišna, jas imituoja Krišną. One gopi was holding Govardhan hill. Viena gopė laikė Govardhano kalną, Another gopi was sucking the breast of Putana the witch. o kita gopė žindė Putanos raganos krūtinę. Another gopi was carrying demon Chinavarta on the shoulder. O kita gopė vaidino Trinavartą ir nešė And they Krišną were so pečius. much absorbed in thoughts of Krishna that they actually were thinking that they were Krishna. Ir jos buvo taip pasinėrusios mintimis į Krišną, kad jos iš tikrųjų galvojo, kad jos yra Krišna. But Kavi Kanapur explains that only the gopis who were thinking themselves to be Krishna were actual gopis. Bet Kavi Karnapuras paaiškina, kad tik tai tos gopės, kurios galvojo, kad jos yra Krišna, jos ir buvo tikros They gopės. weren't gopis who were taking the role of Putana or Chinavarta. They weren't taking that role. Jos nebuvo tos gopės, tai ir nebuvo tos gopės, kurios galvojo, kad jos yra Trinavarta arba Putana. Because to think oneself to be Putana is not very anucool. It's not very favorable. Nes galvoti apie tai, kad tu esi Putana ar Trinavarta, nėra labai anukula, nėra labai palanku. So Yoga Maya became those gopis. Taigi Yoga Maya tapo tomis gopėmis. We hear so many different examples of how Yoga Maya creates so many arrangements to facilitate Krishna's pastime. Taigi ir Yoga Maya jinai tiek daug visokių žaidimų, ar ne tam, kad leistų Krišnai pramogauti įvairiausiais būdais. We were talking about also the other day, and we'll speak about that also a little bit, how Yoga Maya created husbands of the gopis. Ir mes kurią dieną vėlgi kalbėjom apie tai, kaip Yoga Maya sukūrė gopių vyrus. But Bhaktivinoda Thakur explains that in Goloka there are no husbands. Ir Bhaktivinoda Thakuras aiškina, kad Golokoje nėra vyrų. There's only a conception of husbands, but there's no husband. Ir ten yra tik tai koncepcija, idėja, kad gopės turi vyrus, bet ten nėra tų tikrų vyrų. But the conception of them is there because it enhances the lila. Bet šita idėja neegzistuoja tam, kad prileisti lylą. But actually there's really no husband, there's no demons either. Ir ten nėra iš tikrųjų tų gopių vyrų ir nėra tikrų demonų. It's only discussion about Tik demons. tai diskusijos apie demonus. Talk. Demons exist.
kad jie egzistuoja. But how can there be demons in the spiritual world? Bet kaip gali būti demonai dvasinio pasaulyje? But Bhaktivinoda Thakur says that when Krishna comes to material world, Ir Bhaktivinoda Thakur sako, kad kai Krishna nužengia į materialų then pasaulį, these husbands of the gopis, Yogamaya gives them forms. taigi, ir tada jisai sako, kad Yogamaya suteikia formos tai idėjai apie gopių vyrus. So Yogamaya facilitates all that by all the husbands. They get different forms in Gokul, but they're only existing in conception. Taigi, ir Goloka Vrindavane šitoje gopių vyrai egzistuoja tik kaip idėja, bet materialiam pasauliui Yogamaya sukuria jiems formas. Although we're talking about some of the differences that exist between Goloka and Gokul, I wanted to read a verse today from Brihad Bhagavatamrita. Ir nors yra kažkokie yra diskutuojama apie skirtumus tarp Golokos ir Gokulos materialiam pasauliu, aš norėjau paskaityti jums posmą iš Brihad Bhagavatamritos. Because this verse and many other verses emphasize that there's really not much of a difference. Nes šitas posmas ir daugybė kitų posmų paaiškina, kad nėra iš tikrųjų to didelio skirtumo tarp žemiškos Gokulos ir dvasinės Golokos. It's just a few small differences, but for Nitya Siddhas, eternally liberated souls, they see both as practically the same. Taigi, ir gali būti keli mažyčiai skirtumai tarp šitų buveinių, bet Siddha Bhaktai, tobuli Bhaktai, jie sako, kad tai yra ta pati vieta. So first I'll read, it's a very short verse. Taigi paskaitysiu pirmą trumpą posmą And a short commentary. ir trumpą komentarą. This is 5th chapter, Tai yra 5 skyrius, verse 168 of Brihad Bhagavatamrita. 168 posmas iš Brihad Bhagavatamritos. Yata pidati tad bhumau goloke pitataya visa adha urdhva taya bhedo nayo kalpita kevalam. Translation. Vertimas. Just as Krishna plays in this Vrajabhumi on earth, Lygiai taip pat, kaip Krišnas žaidžia šitame Vrajabhumyje, žemėje, so also does he play on Goloka. jis lygiai taip pat žaidžia ir Golokoje. The two realms are only imagined Šitos dvi buveinės yra tik įsivaizduojamos, to be different, kaip skirtingos, one above the other. viena virš kitos. Commentary. Komentaras. The whole purpose of this discourse Viso šito pokalbio tikslas has been to enlighten Gopakumara about the glories of Sri Goloka, the topmost spiritual world. buvo tam, kad apšviesti Gopakumarą apie pačią aukščiausią buveinę Goloką. What Narada has said about Gokula on earth Tai, ką Narada pasakė apie Gokulą žemėje, is also true of the original Goloka. yra taip pat teisinga ir pirminiai Golokai. The difference between the two is slight. Ir skirtumas tarp šių dviejų yra labai mažytis. Although one is located on a planet in the middle of the material universe, Nors viena iš tų buveinių yra žemėje, materialios visatos viduje, and the other is above Vaikuntha, o kita yra virš Vaikunthos, there is no substantial difference between them. nėra tarp jų esminio skirtumo. This is a verse, and we're going to speak about how this really, because we're talking about, remember we're going to answer the question, why is this new Gokul and deities are Radha Golokananda? Taigi aš primenu vėl jums apie tą klausimą, kodėl yra šita New Gokula ir kodėl Radha Golokananda šitie pavadinimai čia. Now, mind you, I didn't think of this when I named the deity. Aš negalvoju apie tai prieš atvykdamas čia. This was actually revealed to me over the course of the last couple of years. Iš tikrųjų šita idėja man buvo skleista per keletą metų. Because we've been really focusing on Gopakumar's journey. Nes mes tikrai buvom susitelkę į Gopakumaro kelionę. And Gopakumar's journey was his aspiration to be with his worshipful Lord Madan Gopal. Ir Gopakumaro kelionė visa buvo įkvėpta jo paties troškimo būti su savo mylimą viešpačiu Gopalu, Who is the Lord of his heart, kuris yra jo širdies viešpats object of his meditation, ir jo visų meditacijų objektas. his aspiration, which
evolved. Every place he went, his desire increased more and more. Ir į kurią vietą jis benukeliautų, jo tas troškimas, jo siekis vis didėjo ir didėjo. And Sanatana Goswami in Brihad Bhagavatamrita, he brings us on quite a journey. Ir Sanatana Goswami, Brihad Bhagavatamrita, jis mus paima į gana gerą kelionę. By describing the journey of Gopakumara. Aprašydamas Gopakumaro kelionę. And the more we see where he's traveled to and where he's going, Ir mes kuo toliau pamatome, kur jisai nukeliavo ir kur jisai keliauja. we understand that the ultimate destination that he aspires for is Goloka Vrindavan. Tuo labiau mes suprantame, kad galutinis siekis, kur jisai nori nukeliauti, yra Goloka Vrindavana. He had a very long journey going to Goloka Vrindavan. Jo kelionė į Goloka Vrindavaną buvo tikrai ilga. And one of the points that is revealed at the end of Brihad Bhagavatamrita, Ir vienas momentas, kuris yra atskleidžiamas Brihad Bhagavatamritos pabaigoje, and we spoke about this previously. mes anksčiau apie tai kalbėjom. We didn't get that far in our classes. Mūsų paskaitose mes nepasiekėm dar šito momento. But it was revealed at the very end of Brihad Bhagavatamrita, chapter 5, before we get to chapter 6, excuse me. Tai yra šeštame skyriuje, pačiam pabaigoje Brihad Bhagavatamritos. Is that Gopakumar reveals that the realization he came to after he finally attained Goloka after that long journey. Tai yra ta realizacija, Gopakumaras dalinasi savo realizaciją, kad po tos ilgos kelionės į Goloką, Is that for him there's no difference jisai suvokė, kad jam nėra skirtumo, whether he's in Goloka or Gokul. ar jisai yra Golokai, ar jisai yra Gokulai. It's the same. Tai yra tas pats. And someone would say that, why did he go through that whole long journey to come to that? He started in Gokul. Ir kažkas gali paklausti, tai kodėl tokia ilga kelionė, jisgi pradėjo Gokulai. That's where he started. Ir čia jisai pradėjo. He was there in Govardhan, a cowherd boy. Jisai buvo prie Govardhano, buvo piemenukas. And as he tells his whole story to the Brahmin from Mathura, he said he was with his friends herding the cows. Ir jisai pasakojo Brahmanui iš Mathuros, kad jisai buvo piemenukas, su savo draugais ganė karves. And excuse me, my mouth is so dry. The last thing I should do is take an allergy medicine before class. I feel like I'm eating sand. Sako, jaučiuosi tarsi valgyčiau smėlį kalbėdamas. Tokia sausa burna. Kad nereikia prieš paskaitą valgyti viską. He was tells the whole story of how he saw this very wonderful personality who's very attractive. Jisai pasakojo apie tai, kaip susitiko labai nuostabią asmenybę, kuri buvo labai patraukli. Began bringing milk for him. Atnešė jam pieno. And began serving him in various ways. Ir pradėjo jam labai įvairiais būdais tarnauti. And then this person who was so attracted to him told him that I would like to give you a mantra. Ir tada ta asmenybė, prie kurią jis jautė potraukį, pasakė, aš noriu duoti tau mantrą. And he told Gopakumar, go take a bath, come back, and I want to give you this mantra. Ir tada jisai pasakė Gopakumarai, nueik ten prie upės, išsimaudyk, tada ateisi pas mane, aš duosiu tau mantrą. And Sanatana Goswami explains in the commentary, he said that the Jayanta, the spiritual master of Gopakumar, he gave him the mantra not because he felt obliged he had to give him something in return. Ir Sanatana Goswami sako, kad Jayanta, Gopakumaro dvasinis mokytis, davė jam mantrą ne todėl, kad jautėsi įpareigotas, skolingas. He said he was already so happy and not dependent on anyone. He was completely dependent on Krishna. Taigi jisai buvo jau visiškai patenkintas savyje, jis buvo nepriklausomas nuo nieko, jis buvo visiškai priklausomas tik nuo Krishnos. But from his heart, he wanted to give him something that was so special.
bet iš savo širdies jis norėjo duoti Gopakumarui kažką tai labai ypatingo. So he said, I want to give you a mantra. Ir jis pasakė, aš noriu duoti tau mantrą. And he gave him the Gopal mantra. Ir jis davė jam Gopalo mantrą. And Gopakumar accepted that mantra from him, and he told him, please now just chant that mantra faithfully. Taigi ir Jayanta pasakė, davė jam šitą mantrą ir pasakė, prašau, kartok šitą mantrą su dideliu tikėjimu. And Gopakumar, after receiving the mantra, he began traveling to different places. Ir Gopakumaras gavę šitą mantrą pradėjo keliauti po įvairias vietas. And he was very, very dedicated to faithfully chanting the mantra. Jisai buvo labai pasišventęs tokiam ištikimam mantros And I kartojimui. will not describe all the different places he went to. It's a long journey. Ir aš nepasakosiu apie visas vietas, kuris nekeliavo, tai buvo ilga kelionė. First he met a Brahmin who had a deity that he was worshipping. Pirmiausiai sutiko Brahmaną, kuris turėjo dievybę, garbinamą dievybę. And when he saw the deity, he was thinking, maybe this is the Lord that I'm looking for. Ir kai jis pamatė dievybės, pagalvojo, galbūt čia tas viešpats, kurio aš ieškau. But when he saw the Brahmin take the deity and put it in a box, he felt so bad. How can you put the deity in a box? You haven't even fed him yet. Jisai pamatė, kai Brahmanas įvedė savo dievybę į dėžutę, jis pagalvojo, kaip galima taip elgtis su dievybė, jis jo net nepamaitino. And the Brahmin looked at Gopakumar and said, oh, I can understand, you're very sincere. O Brahmanas pažiūrėjo Gopakumarą ir pasakė, aš galiu suprasti, tu labai nuoširdus. You don't understand, but I can't always cook for my deity. Tu nesupranti, aš negaliu visą laiką gaminti savo dievybei. Give him whatever I have, but if you want to see the Lord always getting food, then you should go to this temple. Dėl to, jeigu tu nori pamatyti viešpatį, kuris visą laiką gauna maisto, tada tu turėtum eiti į šventyklą. So he said, but first come to my home and I'll cook something for you and give you lunch. Bet pirmiau, prašau, ateik pas mane į namus, aš pagaminsiu tau maistą ir duosiu tau pietų. But Gopakumar was so eager. Bet Gopakumaras taip norėjo. Thankfully he said, no, Jisai pasakė, ačiū tau, I want to go to this temple. aš einu iš karto į šventyklą. I want to see the Lord there. Aš noriu pamatyti viešpatį ten. This was his meditation everywhere he went. Tokia buvo jo meditacija, kuris benukeliautų. This meditation was gradually what awakened within his heart from his faithful chanting of the mantra. Ir šita meditacija vis gilėjo dėl jo tokio ištikimo mantros kartojimo. And throughout Gopakumar's journey, we learn what kind of a person he is. Ir per visą Gopakumaro kelionę mes vis labiau sužinome, kas jis per asmenybę. Very simple, Labai paprastas. described as later in the commentary as naive. Vėliau komentare netgi sakoma, kad jis buvo naivus. He was very humble. Jisai buvo labai nuolankus. He never complained about anything for Niekada himself. nesiskundė dėl savęs. He was just looking for one thing. Jis tiesiog ieškojo vieno dalyko. He was told when he received that the mantra came from the Supreme Lord. Kai jam davė šitą mantrą, jam pasakė, kad šitą mantrą kilo iš paties aukščiausio viešpaties. And he wanted to see him. Ir jisai norėjo pamatyti jį. And because he had that desire in his heart that he wanted to see him, Ir kadangi jis turėjo tokį troškimą savo širdį, norėdamas pamatyti viešpatį, he was ready to go anywhere. jis buvo pasiruošęs keliauti bet kur. Wherever he was taken, wherever somebody would tell him to go, he would go with expecting that maybe I'll see the Lord here. Ir kur jį benukeliautų, kur jam beparodydavo kelią, jis visą laiką keliaudavo tikėdamasis pamatyti savo viešpatį. So first he saw the Brahmin with a Shila. Taigi pirmiausia jis pamatė Brahmaną, kuris turėjo Then he šilą. went to a Vishnu temple where the Lord was worshipped. Tada nukeliavo į Višnu šventyklą, kur garbino viešpatį. Then he went to Puri. Tada jis nukeliavo į Purį. And each place he went, he was given service to the deity, Ir kiekvieną vietą, kuris nukeliaudavo, jis patarnaudavo dievybei. darshan of the deity. Gaudavo dievybės daršaną. And then in Puri he actually became like completely in charge of all the worship. Ir Pūryje jis galiausiai netgi tapo atsakingu už visą garbinimą šventykloje. People always saw him as a very qualified person. Ir žmonės į jį visą laiką žiūrėjo kaip į labai kvalifikuotą But there asmenį. was a certain amount of intimacy that he was hankering for by the chanting of his mantra. Bet kartodamas šitą savo mantrą, jis visą laiką troško tam tikro intimumo, gilesnio intimumo su dievybė. He felt that
there should be more of an intimate relationship between me and the Lord. Jisai galvoja, kad tarp viešpaties ir manęs turėtų būti kažkoks didesnis intymumas. And while he was in Puri, he began to think, maybe I should just go back to Mathura. Ir kai jisai buvo Puri, jis galvoja, galbūt man reikėtų grįžti atgal į Mathurą. But then he went back to Lord Jagannath and offered prayers to him. Bet tada jis nekeliavo pas viešpatį Džaganatą ir pasiūlė savo maldas jam. And when he saw Lord Jagannath again, he became so happy, he said, no, I won't go anywhere. Ir kai jisai pamatė Džaganatą, jisai buvo vėl toks laimingas ir sakė, ne, aš niekur neisiu, aš žiūrėsiu į jį. So he stayed there for another year. Ir pasiliko ten dar metus. And then during the night, the Lord appeared to him in a dream. Ir tada nakties metu viešpats pasirodė jam sapne. So they told him to go back to Mathura. Ir pasakė jam keliauti atgal į Mathurą. So he went to Mathura, and then he was thinking that I'd like to see Jagannath again. Ir kai jisai nukeliavo į Mathurą, jis pagalvojo, aš norėčiau pamatyti vėl Džaganatą. And then he came upon some persons who told him about the Lord and his presence in Svarga. Ir tada kažkas pasakė jam apie viešpatį, kuris gyvena Svargoje, rojuje. And when he heard about the Lord's presence in Svarga Loka, he began to think, wow, maybe that's what I'm looking for. Ir kai jisai išgirdo apie viešpatį garbinamas Svargą, jis pagalvojo, o, turbūt čia tai, ko aš ieškau. So he was told by his spiritual master, you'll get the fulfillment of your desire. Whatever you desire, you'll get fulfilled by the chanting of this mantra. Ir jisai girdėjo, kaip jo dvasinis mokytojas jam sakė, kad visų tavo troškimai išsipildys, kai tu kartosi šitą mantrą. Spiritual master gave him the blessing that you'll always have the same body that you have, same form that you have. Dvasinis mokytojas davė jam palaiminimą, kad tu visą laiką turėsi tą patį pavidalą, kurį tu turi dabar. He gave him the blessing that you'll get the fruit, ultimately get the fruit of your worship. Ir dvasinis mokytojas jam davė palaiminimą, kad tu galiausiai gausi savo garbinimo vaisių. So he began to think that maybe this Svarga Loka is the place where I'll meet my Lord. Pradėjo galvoti, kad galbūt Svarga Lokoje aš sutiksiu savo viešpatį. So as soon as he began chanting his mantra and thinking that way, then immediately some airplane came and took him to Svarga Loka. Ir kai tik jis pradėjo kartoti savo mantrą, medituoti į mantrą, galvodamas apie tai, kad nori ten nukeliauti, pasirodė orlaivis iš Svargos. So there he was in Svarga Loka. Taigi jisai buvo Svarga Lokoje. He saw Indra, he saw the sacrifices being performed and offered to the Lord. Jisai matė Indrą, jisai matė, kokios aukos yra aukojamas viešpačiai. And he was there for quite some time. Ir jis ten buvo kurį laiką. And then Indra had to leave. He had to go someplace else because he was actually got involved with something that he felt embarrassed and he had to just leave the Taigi tada Indra jisai turėjo kažkur pasitraukti, kadangi Indra buvo įsivėlęs į kažkokius reikalus, dėl kurių jam buvo gėda, jis turėjo palikti Svarga Loką. So they asked Gopakumar to become Indra. Ir tada Gopakumaras jisai tapo Indra. So he took up the service of Indra for some time. Kurį laiką jis atliko Indros tarnystę. And then he went from Svarga Loka to Mahaloka, to Jana Loka, to Tapa Loka. Ir tada jisai keliavo iš Jana Lokos į Mahar Loką, į Each Tapa place he Loką. went, Ir kiekvieną vietą, kuris nukeliavo, he spent a significant amount of time. jisai praleisdavo gana ilgą laiką. It's not like it was just passing through. Ne tai, kad jis tiesiog praeidavo pro tas vietas. He was quite engaged with service. Jisai buvo gana užsiėmęs tą He tarnystę, had darshan with the Lord. gaudavo viešpatės Because the darshaną. Lord manifests himself in all of his abodes Kadangi viešpats apreiškia save visose savo buveinėse, in different forms. skirtingais pavidalais. In this world, he manifests himself in the form of a deity. Ir šitame pasaulyje jis apsireiškia dievybės pavidalą. He manifests himself in the form as Shalagam Shila, Govardhan Jis Shila. apsireiškia čia kaip Šalagrama Šila, kaip Govardhana Šila. Manifests himself as Lord Jagannath. Jis apsireiškia kaip viešpats Džaganatha. And all these forms are all the Supreme Personality of Godhead who manifests himself in those places to accept the worship of his servants. Bet visi šitie pavidalai, tai yra aukščiausias Dievo asmuo, kuris apreiškia tos savo pavidalus tam, kad priimtų atsidavusių garbinimą. And he's also manifested in Svarga Loka, Jana Loka, Tapa Loka. Jis apsireiškia taip pat ir Svarga Lokai, Jana Lokai, Tapa Lokai. Except in Tapa Loka, the Lord manifests, but he manifests in a different form in Tapa Loka. He manifests in everyone's heart. Išskyrus tai, kad Tapa Lokai viešpats apreiškia kitokią formą, jis apsireiškia atsidavusių širdyje. And when Gopakumar was looking for the Lord in Tapa Loka, he couldn't find him anywhere. Ir kai Gopakumaras ieškojo viešpaties pavidalo Tapa Loką, jis niekur negalėjo pamatyti jo. And he's thinking, maybe this is not the place. I found out that this was a good place, but I don't see the Lord anywhere. I don't want to stay here. Ir jis pagalvojo, galbūt čia ne ta vieta, kur aš norėčiau būti, aš nematau čia niekur viešpaties pavidalo, dėl to aš nežinau, ar aš čia noriu pasilikti. And then Pipalayan Rishi came and explained to him, oh no,
the Lord is here, but you have to learn how to see Him. Bet tada tie Pipalainai ryšiai pasakė jam, o ne, viešpats yra šičia, tai čia tu turi išmokti pamatyti jį. They pointed everybody. You see everybody, and they're all sitting. Deep Tu matai, meditation. visi žmonės čia sėdi, jie visi sėdi tiesiai And they all experience the presence of the Lord in their hearts. ir jie visi patiria viešpatės buvimą savo širdyse. And people lying in Rishi was explaining, you can also experience constant presence of the Lord in your heart. Ir tada Pipalainai ryšys paaiškino, kad tu taip pat gali patirti viešpatės nuolatinį buvimą savo širdyje. But Gopakumar decided just to keep on chanting his mantra. Tačiau Gopakumaras nusprendė toliau tęsti savo mantros So he kartojimą. went off and just faithfully chanted the mantra. I'm holding like this, but he was chanting the Gopal mantra. Taigi jisai kartojo Gopala mantrą, jis nekartojo taip, kaip mes čia rodom. And then gradually he went beyond Tapaloka into the higher planets, and he went to Satyaloka. Ir tada jisai nukeliavo virš aukščiau Tapalokas į Satyaloką. There in Satyaloka he became Lord Brahma. Ir ten Satyalokas jisai tapo viešpačiu Brahma. He took up the service of the Lord Brahma, and he was thinking, well, I'm going to have to stay here an awful long time. This Brahma lives a very long life. Ir jisai užėmė Brahmos tarnystę ir jis pagalvojo, kad o, man čia reikės pasilikti labai ilgą laiką, nes Brahma gyvena labai ilgai. And then after he just developed the desire to go someplace else when he met some effulgent personalities coming in Svargaloka. Ir jisai tada nusprendė keliauti toliau, kaip sutiko asmenybės. Svargaloka, in Satyaloka. Satyalokais pamatė nusileidžiančias labai spindinčias asmenybės. And then Lord Shiva appeared, Tai pasirodė jam viešpats Parvati, ir Parvati. and then he learned about the Maheshtam, the higher residences beyond the Ir tada jis Satyaloka. sužinojo, kad anapus Satyalokas yra aukštesnis buveinės Maheshadhama. And he wanted to go there, Jis nusprendė keliauti ten. but then he had to go through the Mahakalapur, which is the impersonal Brahman. Ir tada jam teko perkeliauti per Mahakalapurą, tai yra impersonalų Brahmaną. Because before you can come out of Maheshloka into the spiritual world, you have to cross this junction. Taigi, nes kadangi jeigu jūs norite patekti į Vaikuntą loką iš materialaus pasaulio, jums reikia perkirsti Maheshadhamą, tai yra tą jungtį tarp dviejų pasaulių. And there in Mahakalapur, the Vedas personified came before him. Ir tada Mahakalapūroje pasirodė jam pačios personifikuotos Vedos. And then they had a discussion in his presence. Ir jo akivaizdoje jos visos diskutavo tarpusavy. Some of the different representatives of different shastras were speaking about the impersonal Brahman. Ir kai kurių šastrų atstovai kalbėjo apie personalų Brahmaną. And the others were speaking about, no, don't go there. If you go to the impersonal Brahman, there's no service there. You want service, remember? Ir tada kitas šastras pradėjo aiškinti Gopakumarui, kad neik tenai, tugi nori tarnystės, o impersonaliam Brahmanui nėra tarnystės. He was warned about the dangers of the impersonal Brahman. Jį įspėjo apie impersonalų Brahmano Sanatana pavojus. Goswami explains in the commentary that actually, although there's no service in the impersonal Ir Brahman, Sanatana Goswami sako savo komentare, kad nors Brahmane nėra he said tarnystės, Krishna is very kind that he accepts the spiritual spark as part of the Brahmajyoti as service. ir Krishna, Sanatana Goswami sako, kad Krishna yra toks maloningas, kad jisai priima tą dvasinę kibirkštį impersonaliam Brahmajyoti tiesiog kaip tarnystė tos kibirkšties. So although they simply become a tiny spiritual spark, part of the effulgence of the Supreme Lord, Ir nepaisant to, kad jūs tampate šitą mažytę kibirkštiem dvasiniam impersonalų Brahmano spindesy, the only service they could render there is just by contributing to the Brahmajyoti by their effulgence. taigi vienintelė tarnystė, kurią jūs galite ten atlikti, tai tiesiog prisidėti prie tos spindesio, Brahmajyotės spindesio. Otherwise, there's no service. Kitokia atveju ten nėra tarnystės. So Gopakumar was able to avoid going there. Taigi Gopakumaras sugebėjo išvengti to. And from there, he was sent back down to Mathura. Ir tada jį vėl nusintė atgal į Mathurą. He went to Mathura, he associated with Brahmins, Jisai nukeliavo į Mathurą, bendravo su he met Brahmanais. his spiritual master again, Jis vėl sutiko savo dvasinį and mokytoją. his spiritual master, although he didn't fully instruct him, he gave him the inspiration to move on in his journey. Ir nors dvasinis mokytojas jo nemokė pilnai, bet jisai davė jam įkvėpimo tęsti savo kelionę. And then an airplane came with Vaikuntha Dudis from the spiritual world. Ir tada pasirodė orlaivis iš Vaikuntos pasaulio su Vaikunta Dutį, They came to pick him up and to take him to Vaikuntha because Yeah. he became qualified to enter Vaikuntha because of his state of consciousness. Ir dėka jo sąmonės būsenos, jisai tapo kvalifikuotų patekti į Vaikuntos pasaulį ir jie atvyko paimti jo tenai. And while he was being taken to Vaikuntha, Ir kol jį vedė į the Vaikuntą, Vaikuntha Dudis said to him,
you're not really dressed so well for your next destination. Don't you want to change your clothes? Ir kai jisai keliavo tenai, Vaikuntą duoti, Vaikuntas pasiuntinė, jie pradėjo jam kalbėti, kad tu nesi labai tinkamai apsirengęs tokiai buveinei, tau reikia persirengti. Everybody there is steeped in opulence. Viskas tenai yra persmelkta turto, Their forearms, ten viskas keturrankiai pavidalai diamond jewels, ir ten nuostabus brangakmeniai. and they can create so much opulences. They have that potency to do so. Ir jie turi tokią galią, jie gali sukurti daugybę brangakmenių. And so, don't you think you should get ready for your next destination? Change your clothes? Negalvoju, kad tu turėtum pasiruošti savo tolesniam paskirties taškui, pasikeisti drabužius. But Gopakumar didn't want to change Bet Gopakumaras nenorėjo pasikeisti. because he wanted to maintain his relationship with Madan Gopal. Nes jisai norėjo išlaikyti savo santykius su Madan Gopalu. And his aspiration was to become his friend. Ir jo siekis buvo tapti jo draugu. And not only did he not change his clothes, but he was also carrying his flute with him wherever he went. Ir ne tik tai, kad jis nenorėjo pasikeisti drabužių, bet kur jisai keliaudavo, jisai su savim turėjo visą laiką fleitą. And even when he was in Vaikuntha before Lord Narayan said, why don't you play your flute for me? Ir net kai jis jau buvo Vaikuntoje, buvo šalia viešpatis Narayanas, viešpatis Narayanas paprašė jo, ar nenorėtų pagroti man fleitą. So he got a chance to play his flute for a little while with others there. Taigi, ir jisai gavo galimybę pagroti viešpačiai fleitą But he šalia kitų, felt a little bit out of place. bet jisai jautėsi ne vietoj. Because in Vaikuntha, the Lord is worshipped with awe and reverence. Nes Vaikuntoje viešpats garbinamas su didžiulė pagarba, su baimingumu. In fact, when he saw Vaikuntanath, the Lord of Vaikuntha, he held out his arms and said, Gopal! Iš tikrųjų, kai jisai pateko į Vaikuntą ir pamatė viešpatį Narayaną, jisai ištiesęs rankas šaukė, Gopalai. He thought he finally reached his destination. Jisai galvojo, kad jis Gopal! galiausiai pasiekė savo paskirties tašką, Gopalai. And then he was told, not here, not here. Ir tada jis pasakė, ne čia, ne, dar ne. He was restricted from his spontaneity, his spontaneous feelings. Ir jo spontaniški jausmai, jo spontaniškumas buvo sustabdyti. Why? Because the residents of Vaikuntha, they don't have that mood. They're worshiping the Lord in awe and reverence. Todėl, kad Vaikuntos gyventojai, jie garbina viešpatį su pagarba, baimingumu. If they hear prayers about Krishna as a cowherd boy or something like that, it's incompatible with their consciousness. Ir jeigu jie girdi maldas apie Krišną ganantį karves, jiems tai nesuderinama su jų idėja apie Dievą. Although they're fully ecstatic and blissful, Nors jie visiškai ekstatiški, jie palaimingi. but they can't relate to what was taking place in Gopakumar's heart. Bet jie negali suprasti to, kas vyksta Gopakumaro širdį. And not only could they relate what was taking place in his heart, Ir ne tik tai, kad jie negali suprasti Gopakumaro širdies, but Gopakumar also was manifesting some dissatisfaction. Gopakumaras taip pat rodė tam tikrą nepasitenkinimą. And it was very difficult for them to relate to. Ir jiems tai buvo taip pat labai sunku suprasti tą How nepasitenkinimą. can anybody be dissatisfied in Vaikuntha? Kaip Vaikuntoje kažkas gali būti nepatenkintas. We hear all the time, Vaikuntha means no anxiety. Mes girdim visą laiką, kad Vaikunta reiškia vietą be nerimo. There's just no anxiety in Ten tiesiog Vaikuntha. nėra Vaikuntoje nerimo. Everybody's blissful and they can accept one of the four types of liberation, living on the same planet, having the same opulences, having the same form as the Lord. Taigi, ir visi palaimingi Vaikuntoje, visi turi 4 rūšių išsivadavimo galimybę. Jie gali gyventi vienoje planetoje, su viešpačiu gali turėti panašų pavidalą, turėti panašius turtus į jo. And everybody is there, it's just eternally happy. Ir visi tenai tiesiog amžinai laimingi. Who's this young boy? Kas šitas jaunas What's he vaikinas? doing here? Ką jis čia daro? Why does he look not happy? Kodėl jis neatrodo laimingas? Why is he dressed like this? Kodėl jis taip apsirengęs? So he wasn't, not that he was blissful, Iš tikrųjų jis buvo palaimingas, but in his heart, bet savo širdį. he was feeling some emptiness, incompleteness. Tam tikrą tuštumą, neišbaigtumą. Because Lord of the Vaikuntha was not exactly what who he wanted to be with. Nes būtent Vaikuntas viešpats nebuvo būtent tai, ko jis norėjo, su kuo norėjo būti. He didn't know exactly who he wanted to be with, and he didn't know where he lived. Jisai nežino tiksliai, su kuo jis nori būti. But all he knew from the chanting of his mantra and the meditation in his heart,
is that he wants some intimate service with his friend, Madan Gopal. Tačiau tai, ką jisai tikrai žinojo iš savo meditacijos į mantrą, kad jis nori labai intymios artimos draugystės su savo draugu Madan Gopalu. So he was experiencing some dissatisfaction in this way. Taigi jisai tokiu būdu patyrė tam tikrą nepasitenkinimą. But it was spiritual dissatisfaction. Dvasinį nepasitenkinimą. It wasn't mundane Tai nebuvo dissatisfaction. materialus We were nepasitenkinimas. talking about this not long ago. Mes apie tai kalbėjome The difference neseniai. between spiritual dissatisfaction and mundane Apie dissatisfaction. skirtumą tarp dvasinio nepasitenkinimo ir pasaulietiško nepasitenkinimo. Spiritual dissatisfaction is purifying, uplifting. Dvasinis nepasitenkinimas yra palantis, jisai pakilėja, It brings one closer to the goal. priartina prie tikslo. Material dissatisfaction is simply a temporary adjustment, brings one to a temporary adjustment. Ir materialus nepasitenkinimas tiesiog žmogų verčia ieškoti kažkokio tai parėtimo sutvarčio, Which only brings further distress. o tai sukelia dar tolesnės kančias. Anyways, Gopakumar then was in Vaikuntha for some time, and then he went to Ayodhya, then he went to Dwarka. Gopakumaras kurį laiką buvo vaikų, tai tada jis nukeliavo į Ajodhją, o iš Ajodhjos į Dvarką. Look how long it's taken me just to bring you to Dwarka. Taigi pažiūrėkit, mes dabar jau atkeliavome į Dvarką. Imagine how long it took Gopakumar to get to Dwarka. Ir įsivaizduokit, kiek Gopakumarui laiko prireikė nukeliauti į Dvarką. And he was in each of these places for an incalculable amount of time. Ir kiekviena iš tų vietų, kurias aplankė, jisai praleido ten labai ilgą laiką. But then, finally, Tačiau galiausiai he goes to Goloka. jisai nukeliauja į Goloką. And then when he gets to Goloka, he tells the Mathura Brahmin, Ir kai jis nukeliauja į Goloką, jisai sako Mathura Brahmanui. after he gets to Po to, Goloka, kai jisai nukeliauja į he Goloką. tells him, actually there's no difference between Goloka and where I was. Ir tada jisai sako, kad iš tikrųjų nėra jokio skirtumo tarp Golokos And somebody dabar may- ir kur aš buvau, Gokulas. Why? Ir tada kažkas gali pagalvoti, kodėl? How could he went through all that. Jisai kaip nukeliavo visą šitą kelią. And he said, now there's no difference. Ir dabar jisai sako, kad nėra skirtumo tarp to, kur jisai buvo. So one of the realizations that the Mathura Brahmin had from hearing the whole story of Gopakumar Taigi, ir kokią patirtį gavo Mathuros Brahmanas išgirdęs Gopakumaro istoriją? is that the realization he had is that he could perceive Krishna and go directly to Krishna. Kad patirtis buvo tai, kad jisai gali suvokti Krišną, patirti Krišną ir keliauti tiesiai pas Krišną. By taking shelter of a Vaishnava in Mathura, Gavęs Vaišnavo prieglobstį Mathūroje. which is what he did. Tai jis ir padarė. He took shelter of Gopakumar. Jisai priėmė Gopakumaro And prieglobstį. Gopakumar, throughout his whole story, Ir Gopakumaras per visą savo istoriją, he explained to him that everything I'm telling you, I'm telling you to help you to increase your desire. jisai sakė, kad aš visą tai papasakau tam, kad padidinti tavo troškimą. But you won't be able to fully understand my words, because words cannot give you the full understanding. Na, tačiau tu negalėsi iki galo suprasti mano žodžiai, dėl to, kad šitie žodžiai, Because words cannot give you the full dėl to, understanding. kad žodžiai negali suteikti pilną supratimą. To fully understand, Kad visai pilnai suprasti dvasinį pasaulį, Goloką, to fully understand the separation that the devotees in Goloka experience and the attachment they have for Krishna. ir pilnai patirti tą jausmą, išsiskyrimo jausmą ir prisirišimą prie viešpatės, Golokas, You have to experience it yourself. tu turi patirti taip pat. Because he described in many places to this Brahmin that there's a limitation with words. Nes daugybėje vietoje tam Brahmanui yra paaiškinama, kad yra apribojimas, žodžio ribojimas, But the qualification bet kvalifikacija is the cultivation of desire. tai yra troškimo ugdymas, That is the tai qualification. yra kvalifikacija. And because, and we'll read a verse in this reference, and because Tačiau kadangi the desire was awakened in the heart when Gopakumar told the story to the Mathura Brahmin, tas troškimas buvo pažadintas Mathura Brahmano širdie, kai Gopakumaras jam papasakojo šitą istoriją. after hearing from him, he was thinking, all he wants is Krishna, Krishna. Ir išgirdęs šitą istoriją, jis nusprendė, kad visą tai, ko jis nori, tai yra Krišna. That's all he wanted, Tai nothing viskas, ko jis else. norėjo, nieko Just daugiau, Krishna. tik tai Krišnas. Of course, it's very nice the way it's described in Brihad Bhagavatamrita. Žinoma, Bhagavatamritoje jis labai gražiai aprašyta. Is that when the Mathura Brahmin,
Maybe you don't know who the Mathura Brahmin is, but I hope you do. Nežinau, ar jūs žinote, kas tas Mathuros Brahmanas, bet galbūt žinote. Maybe I should tell you a little bit who the Mathura Brahmin is. Galbūt reikia papasakoti jums, kas tas Mathuros Brahmanas. The Mathura Brahmin was a Brahmin who received the Gopal mantra in a dream from the goddess Kamakya. Mathuros Brahmanas buvo toksai Brahmanas iš Mathuros, kuris sapne gavo Gopalo mantrą iš deivės Kamakyos. And she's an expansion of Srimati Radharani. Ir jinai yra Srimati Radharani ekspansija. And she gave this mantra to the Brahmin from Mathura in a dream and told them how to chant it. Ir jinai davė jam šitą Gopalo mantrą sapne ir pasakė jam, kaip šitą mantrą kartoti. And it was Srimati Radharani who also asked Sarupa. Ir tada Srimati Radharani, jinai pati asmeniškai paprašė Sarupas. Sarupa is an eternally Nitya Siddha in the spiritual world. Sarupa yra amžinas Nitya Siddha dvasiniam pasaulyje. And he asked Sarupa to go and to meet this Brahmin from Mathura. Jinai prašo Sarupas nukeliauti ir susitikti su tuo Brahmanu iš Mathuros. And to instruct him Ir pamokyti jį, how to come back to the spiritual world. kaip grįžti atgal į dvasinį pasaulį. So Radharani had sent Sarupa and he went to Mathura and he met this Brahmin who received the Gopal mantra in a dream. Taigi, ir būtent Sarupa nukeliavo Radharani paliepimu į Mathurą, susitiko tą Brahmaną, kuris gavo mantrą sapne. And this Mathura Brahmin, he also, when he received it in a dream, he also began to wander about, developing a desire to know who is the Lord of his mantra. Taigi, ir šitas Mathuros Brahmanas taip pat, kai jisai gavo šitą mantrą, jisai pradėjo stebėtis, kas viešpats šitas mantros objektas. He also went to a few places, went to a temple, Jisai taip pat lankė kelias vietas, nuėjo į šventyklą, saw some Vaishnavas worshiping the Lord, pamatė Vaišnavus garbinančius and viešpatį. he stopped and he said, "Why all this noise?" Ir tada jis atsistojo ir paklausė, kam šitas triukšmas, ką jie čia daro? And they told him, "No, but we're worshiping the Lord who manifests in a variety of forms." Ir tada jie pasakė, ne, mes garbinam viešpatį, kuris atsireiškia įvairiausiais pavidalais. And then again, I think he received instruction in a dream to go to Mathura. Ir tada, man rodos, jisai sapne gavo paliepimą keliauti į Mathurą. And there in Mathura, Ir ten Mathurai he met Gopakumar, jisai susitiko Gopa Kumarą, who was sent there by Radharani kurį ten pasiuntė Radharani, to instruct this Brahmin from Mathura. pamokyti šitą Brahmaną iš Mathuros. So the whole Brihad Bhagavatamrita, the second volume, is Gopakumar telling his own story Taigi visa šita antra Brihad Bhagavatamrita dalis yra apie tai, kai Gopa Kumaras pasakoja visą savo istoriją to this Brahmin of Mathura. šitam Brahmanui iš Mathuros. And what I just told you was just simply, of course, just a small Ir fragment aš papasakoju jums tik tai mažytį fragmentą. about Gopakumar's story to the Mathura Brahmin. Tai yra apie šitą Gopa Kumaro istoriją Mathura Brahmanui. But by hearing from Gopakumar, he had this strong desire, Krishna. Bet išgirdęs Gopa Kumarą, šitas Mathuras Brahmanas turėjo didelį troškimą pasiekti Krišną. And Gopakumar, who was Sarupa in the spiritual world, Ir Gopa Kumaras, kuris dvasiniam pasaulyje yra Sarupa, he put his hand on the head of the uždėjo savo ranką ant Mathura Brahmano galvos. He understood that now he has an intense desire for Krishna. Jisai suprato, kad dabar šis turi intensyvų troškimą pasiekti Krišną. He put his hand on his head Uždėjo savo ranką ant galvos and made him fully qualified. ir padarė jį visiškai kvalifikuotą. And then he began chasing after, where's Krishna, where's Krishna, where's Krishna? Ir tada šis pradėjo vaikščioti, lakstyti aplinkui, kur Krišna, kur Krišna, kur Krišna. And all it describes is he fell in a bush. Ir tada aprašoma, kad jis nukrito į krūmą. And the next thing he knew, Ir kitas dalykas, ką jis jau žinojo, he opened his eyes, jis atmerkė akis he was in Goloka ir Vrindavan jisai buvo Goloka Vrindavane. with Sarup. Kartu su Sarupa. They were there together. Ir jie nukeliavo ten kartu. Krishna was returning from the pasturing ground. Ir Krišna kaip tik tai grįžo iš ganyklos. So although Gopakumar's story was from one place to the next, to the next, to the next, Ir nors Gopa Kumaro istorija buvo kelionė iš vienos vietos į kitą, į kitą, į kitą. when he told his whole story Kai jis to the Mathura papasakojo Brahmin, istoriją Mathuros Brahmanui, the Mathura Brahmin didn't go from one place to the next, to the next, to the next, to the Mathura next. Brahmanui nereikėjo keliauti iš vienos vietos į kitą, į kitą, į kitą. He was in Mathura Jisai buvo Mathurai, with the association of
exalted Vaishnava. Jisai bendravo su išaukštintu Vaišnavu. He had an intense attachment, awakened within his heart for perfection. Labai intensyvų troškimą pasiekti tobulumą savo širdį. There was no Svarga Loka, Jana Loka, Tapa Loka. Nebuvo jokios Svarga Lokas, Džana Lokas, Tapa Lokas. No Mahakalapur, no Vaikuntha, no Ayodhya, no Dwarka. Nebuvo jokios Mahakalapūros, jokios Vaikuntos, jokios Jodijos. When he opened his eyes, Kai jis atmerkė akis, he was in the Loka jisai Vrindavan. buvo Goloka Vrindavane. And of course, Krishna was coming back from the playground and so happy to see, from the pasturing ground, Ir so žinoma, happy to see him, receive him. Krišna buvo, kaip tik tai grįžo iš savo ganyklos, jisai buvo labai laimingas pamatyti šitą Mathuros Brahmaną. Just as he had received Gopakumar. Lygiai taip pat kaip jisai priėmė Gopakumarą. So, although it appears to be a very long journey for Gopakumar, it was not a very long journey for the Mathura Brahman. Ir nors atrodo labai ilga kelionė buvo Gopakumarui, bet Mathura Brahmanui tai nebuvo ilga kelionė. And then, after that long journey Ir po tos ilgos kelionės, that Gopakumar described to the Brahman, kurią prašė Gopakumaras Brahmanui, he describes at the very end of Brihad Bhagavatamrita. Brihad Bhagavatamritos pačioj pabaigoje jis aprašo. I wanted to read a few of these verses. There's just verses, no hardly any purports. Aha, aš paskaitysiu keletą posmą, tik tai posmai, jokių komentarų. And this is, yes, this is chapter 6. Tai yra 6 skyrius. He said, Jis pasakė, after staying some time in Goloka, pasilikęs kurį laiką Golokoje, I realized aš supratau, this splendid Mathura Mandala šita nuostabi Mathura Mandala here in the mortal world čia, materialiam pasaulyje, is not different. nesiskiria. Commentary. Komentaras. Knowledge of Goloka applies equally to Gokul and vice versa. Žinias apie Goloką lygiai taip pat tinka Gokulai ir atvirkščiai. Because these two places are identical. Kadangi šitos dvi vietos yra identiškos. Next verse. Kitas tekstas. Varieties of divine gopas, Įvairiausių dieviškų gopų įvairovė, gopis, gopių įvairovė and cows, ir karvių įvairovė. they're everywhere in Gokula, Jie visur yra Gokulai, just as in Goloka. lygiai taip pat kaip Golokai. And so the animals and the birds and the insects Ir lygiai taip pat paukščiai, vabzdžiai, gyvuliai and the mountains ir kalnai, and the rivers, ir upės, trees, ir medžiai. and all other beings, Ir visas gyvas būtybės. just the same as in Goloka. Lygiai tas pačias kaip ir Golokai. Commentary. Ir komentaras. Goloka and Gokula resemble one another down to the details of individual living beings. Golokai ir Gokula, jie vienas kitą panašus vienas į kitą net iki pačių individualių gyvų būtybių. The individual persons playing the roles in one place Individualios būtybės atliekančios vaidmenį vienoje vietoje may be distinct from those in the other, gali būti skirtingos nuo tų kitoje vietoje. but the functions they serve in the pleasure pastimes of the Lord Tačiau viešpatės malonumų žaidimuose jie atlieka rolę, are exactly the same. yra ta pati. And he says that all the cowherd men and women and creatures are all the same as the spiritual world. Ir tada jis toliau sako, kad ir moteris, ir vyrai, ir piemenys, jie visi yra tie patys tose abiejose vietose. So the next verse he says, Ir kitam pasme sako, I reside therefore sometimes here, todėl aš kartais gyvenu čia, which is Gokul, tai yra Gokulai, and sometimes there. o kartais ten. No longer do I perceive any difference between these two abodes. Ir aš dabar nebejaučiu skirtumą tarp šitų dviejų buveinių. Commentary. Komentaras. Sri Sarupa and his disciple are in Vrajabhumi on earth. Šri Sarupa ir jo mokinys dabar yra Vrajabhumyje žemėje. Now Sri Sarupa sees no difference between the two abodes. Dabar Šri Sarupa jis nemato skirtumą tarp šitų dviejų buveinių. But before he attained this realization, Bet prieš tai, kai jisai gavo šitą patirtį, he had to make a great endeavor jam reikia dėti didelės pastangas, to transfer himself from Gokul to Goloka. kad jisai persikeltų iš Gokulos į Goloką. In other words, now he sees. Kitai žodžiais tariant, kaip jisai mato, nėra skirtumo. But before he was able to see it, Bet prieš tai, kai jisai galėjo tai pamatyti, there had to be a great endeavor, sankalpa. turėjo būti didelės pastangos. That sankalpa means that, yes, it's a Sankalpa determined effort
This is what I want. Sankalpa tai reiškia labai didelis ryžtas ir pastangas, kad aš to noriu. We hear so much about this world. Mes tiek daug girdime apie tą pasaulį. We make a lot of, unfortunately, endeavors for Nesėkmė mes dedam didelis permanence pastangas in this world. tam, kad gautumėm, ką norim šitam pasaulyje. We make a lot of endeavors for relief in this world. Mes dedam didelis pastangas, kad išsivaduotumėm šitam We make a pasaulyje. lot of endeavors for pleasures in this world. Ir dedam didelis pastangas, kad patirtų malonumą šitam pasaulyje. And sometimes they may actually become I don't want to call it a sankalpa because Aš nenoriu vadinti a meditation. sankalpa, tai yra meditacija tam tikra. If I just simply get the fulfillment of this meditation, then I'll move on. O jeigu aš tiesiog galėčiau išpildyti savo meditacijos troškimą, tai aš tada galėčiau gyventi toliau, judėti toliau. But the point here that being made here is that he attained this realization. Before he attained this realization, he had to make a great endeavor to transfer himself from Gokula to Goloka. Bet čia yra pažymima, kad prieš tai, kai jisai galėjo gauti šitą patirtį, tą suvokimą, jisai turėjo dėti didelės pastangas, kad persikeltų iš Gokulos į Goloką. That is one of the advantages, of course, of Gokula. Tai yra vienas iš Gokulos privalumų, žinoma. Gokula is that place where those who make great endeavors to please Krishna, to serve Krishna, Gokula tai yra ta vieta, kur bhaktai deda didelės pastangas patenkinti Krišną, tarnauti Krišnai. who heard about his pastimes, Kurie girdėjo apie jo žaidimus, heard about his qualities, girdėjo apie jo savybės, who chanted his names, kurie kartoja jo vardus, chanted with feeling. kartoja su jausmu. Now, Gokula is that place where the perfected souls are given the opportunity to go. Taigi, Gokula yra ta vieta, kur ištobulintoms sieloms suteikiama galimybė nukeliauti. So they may become fully qualified to associate with Krishna in Goloka. Galėtų tapti pilnai kvalifikuoti bendrauti su Krišna Golokoje. And that's what Prabhupada explained in that purport in the 10th canto, first chapter. Tai Prabhupada paaiškino būtent 10 giesmėje, 1 skyriuje komentare. He says, the perfected souls, they first go wherever Krishna is in the universe. Taigi, ištobulintos sielos arba tobulos sielos, jie pirmiausia nukeliauja į tą visatą, kur Krišna yra. Because Krishna comes himself. Kadangi Krišna pats ateina. It's not an expansion of Krishna, it's Krishna himself. Tai ne Krišnos ekspansija, tai pats Krišna. He comes himself and his associates come. Jisai ateina pats ir kartu su juo ateina jo palydovai. And whenever Krishna comes himself, Ir kai tik tai Krišna ateina pats, this is also described in Brihad tai taip pat Bhagavatam. aprašyta Brihad Bhagavatamrita. Whenever he comes himself, he brings all his other expansions from all the different abodes with him in the same body. Ir kai jisai ateina pats, jisai atsiveda su savim taip pat ir visas savo ekspansijas iš visų visatų ir visų pavydalo kartu su savim. Because Krishna doesn't kill demons. Kadangi Krišna nežudo demonų. His expansions kill Jo demons. Krishna doesn't ekspansijas kill žudo demons. demonus, o Krišna pats nežudo jų. Krishna doesn't leave Vrindavan. Krišna gyvena Vrindavane. He's always enjoying with his devotees. Jisai visą laiką džiaugiasi su savo bhaktais. And when they see Akrura take Krishna out of Vrindavan to Mathura, it's Vasudeva Krishna who's going. Ir kai Krišna, Akrura paima Krišną iš Vrindavano, iš tikrųjų jisai paima Vasudevą Krišną. When Akrura went and he offered his prayers, when he was taking his bath, he looked in the water. Kai Akrura nuėjo, išvyko iš Vrindavano, jisai nuėjo išsimaudyti, jisai sakė savo maldas. He saw Balaram and Krishna in expanded forms. Jisai pamatė Krišną ir Balaramą jų And he išskleistomis looked back formomis. at the cart and saw Balaram and Krishna sitting on the cart. Jisai pažiūrėjo atgal į vežimą ir pamatė, kad Krišna ir Balaramas sėdi They vežime. don't leave Vrindavan. Krishna doesn't leave Vrindavan. Krišna nepalieka Vrindavano. Krishna never leaves Vrindavan and Goloka either. Krišna nepalieka Vrindavaną ir Goloką. He never steps foot out of Vrindavan. Jisai niekada nežengia iš Napus Vrindavaną. But there's a sense that he leaves. Bet yra toks jausmas, kad jisai palieka And that Vrindavaną. sense that he leaves, of course, Ir tas jausmas, kad jisai palieka. it happens again and again and again in Goloka. Jisai nutinka vėl ir vėl ir vėl Golokoje. Again and again, whenever there's a need according to the pastime, Krishna again leaves to go to Mathura to kill Kamsa. Ir kai tik tai atsiranda toks poreikis atlikti kažkokią pramogą, Krišna vėl palieka Vrindavaną ir keliauja į Mathurą, kad nužudyti Kamsą. But for his devotees, it's like it's
the first time. Bet jo atsidavusiems visą laiką būna tarsi pirmas kartas. And they feel great separation. Jie jaučia didelį išsiskyrimą, Because without separation, nes be išsiskyrimo that separation intensifies their attachment to Krishna. tas išsiskyrimas sustiprina jų potraukį Krišnai. But when Krishna leaves Vrindavan and goes to Mathura and Gokul, Bet kai Krišna palieka Vrindavaną ir keliauja į Mathurą Gokuloje, his pastimes in this world, they happen in a linear fashion. šitie žaidimai materialiam pasaulyje vyksta linijiniu būdu. So it appears that Krishna is leaving, going to Mathura, going to Dwarka. Ir atrodo, kad Krišna palieka Vrindavaną, jis keliauja į Mathurą, po to į Dvarką. Oh yeah, that's the point that I wanted to make, that when Krishna comes to this world, Čia aš norėjau dar pažymėti, kad kai Krišna ateina į šį he pasaulį, takes all his expansions with him. jisai pasiima su savimi visas ekspansijas. And they appear, and this happened to Gopal Kumar when he was in or Ir tai nutiko Gopa Kumarui, kai jisai buvo Dvarakoje, Vaikuntha. Vaikuntoje. Yes. It appeared that he left, Krishna left. Atrodė jiems, kad Krišna paliko. And he was asking, where did he go? Ir jisai paklausė, o kur Krišna iškeliavo? And he left because all of his expansions come with him whenever he descends. Ir jisai paliko, viešpas paliko dėl to, kad viešpas keliauja su Krišna kiekvieną kartą, kai Krišna nužengia į šį But pasaulį. because in the spiritual world there's no influence of time, Tačiau kadangi dvasiniam pasaulyje nėra laiko įtakos, although he was gone for a long time, nors atrodė, kad jisai iškeliavo ilgą in the laiką, spiritual world it was just like a moment. dvasiniam pasaulyje tai atrodė tarsi akimirka. And even before he finished asking the question, Krishna was already back. Ir net nesuspėjęs jam pabaigti savo klausimą, Krišna jau buvo grįžęs. When Krishna comes, he comes as an original form and he takes all these other expansions with him. Taigi, kai Krišna jisai nužengia, jisai pasiima su savimi visas savo ekspansijas. And through them, they kill demons. Ir tada per juos jisai nužudo demonus. To many other things that he's done in Dwarka and Mathura. Jisai atlieka kitus savo žygius, Mathūrai, Dvarakai. But Krishna comes primarily because he wants to give pleasure to his devotees. Bet pirmiausia, Krišna nužengia dėl to, kad nori suteikti malonumą savo bhaktams. And that is another difference between Goloka and Gokul. Ir tai yra dar vienas skirtumas tarp Golokos ir Gokulos. One of the differences, we said slight differences. One of the slight differences, Mes sakėm, kad yra mažyčiai skirtumai tarp šių vietų. Kokie tie mažyčiai skirtumai? Krishna doesn't take birth in Goloka. Golokai Krišna negimsta. There's no birth. Nėra ten gimimo. It's a sense that he's childhood pastimes in there, but no birth. Yra toks jausmas, kad Krišna turi savo vaikystės žaidimus, bet ten jisai negimsta. But there's a special sweetness when he comes to this world. Bet yra ypatingas saldumas, kai jis nužengia į šį pasaulį. What is the special sweet? Koks tas ypatingas saldumas? Appears to take his birth. Nes jis atrodo, kad jisai gimsta. Take his birth as the son of Jasoda, the son of David. Jisai gimsta kaip Ješodos sūnus arba Devakis sūnus. And they get to relish the special sweetness of his birth. Ir tada jie gali patirti šitą ypatingą Krišnos gimimo šiame pasaulyje If they saldumą. want to get that special taste, a special relish, then they have to come Ir and get tada, it here. jeigu jie nori patirti šitą ypatingą saldumą, tą skonį, jie turi ateiti čia, į šį pasaulį. That's one of the distinct differences between Krishna's pastimes in Goloka Čia yra tas vienas skirtumas tarp Krišnos žaidimų Golokoje and in Gokula. ir Gokuloje. Krishna takes his birth in Gokula. Krišna gimsta Gokuloje, There are no demons in Goloka, Golokoje nėra demonų no husbands, ir ten taip pat nėra gopių vyro. only a conception of husbands and a conception of demons. Tik tai koncepcija apie demonus, koncepcija Example is apie just- vyrus. Just like example I oftentimes give is that like a child, sometimes at night they sleep separately from their parents. Ir aš kartais dažnai duodu tokį pavyzdį, kaip vaikai, maži vaikai, kurie miega jau atskirai nuo savo tėvų. And when they sleep separately from their parents, something happens like the curtains move because of the breeze. Ir kartais nutinka kažkas, tai kai vaikas miega be tėvų, I can relate. užuolaida pajuda. I used to do this when I was young too. Aš darydavau tai. I'd run into my parents, but oh, there's something there. Aš tai darydavau, kai buvau mažas. Aš nubėgdavau pas savo tėvus, o ten kažkas tai juda, kažkas tai Nothing there, but we think there's something there. ten nieko nėra, bet mes galvom, kad ten kažkas tai yra. Same thing about demons in the spiritual Tas world. pats dalykas yra apie demonus There's dvasinėme something pasaulyje. there. Ten yra kažkas tai. There's talk. Oi,
But no, Tai tiesiog kalbos. it can't be demons. Ir nėra jokių demonų. Yogamaya arranges it all. Yoga Maya viskas Right? suorganizuoja. They increase the intensity of the devotee's attachment to Krishna. Tam, kad padidintų atsidavusio prisirišimo prie Krišnos intensyvumą. Same with, as we said, the husbands of the gopis. Ir tas pas, kaip mes sakėme, tai yra su gopi vyrais. Abhimanyu is just simply a conception. Dvasinio pasaulio Abhimanyu yra tik Govardhana tai is idėja. a conception. Govardhana Mala yra tik tai koncepcija dvasinio pasaulio. But in Gokul, Bet Gokula, Yogamaya makes forms Yoga Maya sukuria jų formas, to that pastime. kad šitie žaidimai vyktų. And of course, another benefit Ir žinoma, kita nauda, of Gokul Gokulas nauda. is that in Goloka, no conditioned souls can enter. Į Goloką negali patekti sąlygotas sielas. Sorry, Atsiprašau, no conditioned souls can enter. nėra, negali sąlygotas sielas patekti ten. But in Gokul, Bet Gokuloje conditioned souls can enter. Gali patekti ir They may get sąlygotas the sielas. opportunity to Ir gali see. gauti They may get the galimybę, opportunity to associate. gali gauti galimybę pamatyti, bendrauti. Perfected souls from this universe, or for any of the unlimited universes, get the opportunity to go there to become qualified to enter to Goloka. Ištobulintos sielos visose visatose, ne tik šitoje visatoje, gauna galimybę gauti visišką pilną kvalifikaciją ir įkeliauti į Goloką. Therefore, Gokul is a very special place Todėl Gokula yra labai ypatinga vieta, because one can cultivate the desire kadangi žmogus gali auginti savo troškimą in that special place šitoje ypatingoje vietoje, to achieve the perfectional state of becoming an eternal servant of Krishna in the mood of the residents of Vrindavan. kad pasiekti šitą tobulą pakopą, tapti amžinais Krišnos palydovais, Goloka Vrindavanės gyventojais. And the Lord of New Gokula is Radha Golokananda. Ir jų Gokulos viešpats yra Radha Golokananda. Our opportunity to actually to gain access to their pastimes must manifest first in Gokul. Taigi galimybė gauti prieigą prie dvasinio pasaulio žaidimo, tai pirmiausia turi būti galimybė šitam pasaulyje. Of course, we have to develop the eyes to be able to see. Žinoma, mes turime išsiugdyti akis, kad galėtume matyti. In order to develop the vision and the eyes to see that this is non-different in the spiritual world. Tam mums reikia išsiugdyti tokias akis, kad galėtume matyti, kad čia nesiskiria nuo dvasinio Of course, pasaulio. somebody can go to Gokul now and not see Krishna, Aišku, kažkas gali nukeliauti į Gokulą dabar ir nepamatyti Krišnos. not see gopis, not see cows, Jis nepamatys not nei see gopių, nei no karvių pastimes. ir nepamatys visų šitų žaidimų. One has to remove the lust in order to be able to see properly. Reikia pašalinti geismą iš savo akių tam, kad galėtume matyti tinkamai. But there are perfected souls who go to Vrindavan even apparently after Krishna's left. Taigi, bet yra ištobulintos sielos, kurios tik keliauja į Gokulą, net ir po to, kai Krišna paliko. But they see Krishna. Bet jie mato Krišną They ten. see his pastimes. Jie mato jo They žaidimus. see Radharani, they see the cowherd boys, the cowherd girls. Jie mato Radharani, piemenukus, piemenaitus. They see Vrindavan. Jie mato Vrindavaną. And how do they see? Ir kaip jie mato? They see through the eyes of love. Jie mato meilės akimis. And how do the eyes of love, how do the eyes become open and smeared? The attachment to hearing about these pastimes. Ir kaip šitos akys tokios tampa, tai nuo šito tepalo prisirišimo prie jų pasakojimo apie jų žaidimus. If one can become attached to see Krishna everywhere, Žmogus gali prisirišti prie to, kad matyti Krišną visur. and the way to become attached to seeing Krishna everywhere is to hear about his transcendental pastimes in the spiritual world. Ir kad mes atrastumėm tokį prisirišimą, pamatyti Krišną visur, mes turime klausytis apie Krišnos žaidimus dvasinio pasaulyje. That is another advantage of Gokul. Tai yra dar vienas privalumas Gokuloje. It is a place of pilgrimage. Tai yra piligrimystės vieta. It is a place where devotees go to absorb their consciousness, their mind, their hearts, their ears, their eyes. Tai yra vieta, kur bhaktai gali panardinti savo širdį, savo akis, savo ausis. With their eyes, they can see the transcendental form of the Lord. Ir savo akimis jie gali matyti transcendentinį viešpatės pavidalą. With their ears, they can hear the transcendental pastimes of the Ir Lord. ausimis gali klausytis apie transcendentinius Goloko With žaidimus. their tongues, they can glorify the pastimes of the Lord. Ir savo liežuviu jie gali šlovinti viešpatės žaidimus. With their senses, they can taste the transcendental prasadam which has been offered to the lotus feet of the Lord. Ir savo juslėmis jie gali patirti transcendentinio prasado skonį, kurį paragavo viešpats. When the senses become saturated with Krishna, Ir kai juslės yra pripildytas Krišnos, the more one increases his attachment to Krishna. ir kuo labiau žmogus padidina savo potraukį But Krišną, then
we understand that these are sacred places of pilgrimage. Tada mes jau supratome, kad tai yra šventas piligrimystės vietos. Places where devotees go to absorb their consciousness in transcendence. Tai yra vietos, kurias bhaktai keliauja tam, kad panardintų savo sąmonę į transcendenciją. This is, I understand, is the purpose of New Gokula. Ir taip aš suprantu New Gokulos tikslą. It is, in this world, it is the place where the Lord has agreed to appear. Šitame pasaulyje tai yra vieta, kur Viešpats sutiko apsireikšti. Where devotees can come and to hear these transcendental topics of Krishna. Ir kur bhaktai gali susirinkti ir klausytis apie transcendentinius pasakojimus apie Krishną. So that the desire, the sankalpa, the desire can be awakened within their hearts. Tada troškimas, sankalpa gali būti pažadinti jų širdį. To carry Krishna within our hearts wherever we go. Kad jie galėtų nešioti Krishną savo širdį, kur bekeliautų. It was Yudhishthira Maharaj who said to Vidura, saints of your caliber are verily holy places personified. Čia Yudhishthira pasakė Vidurai, kad tavo kalibro šventos asmenybės, jie yra pačios įkūnytos šventos vietos. Because you carry the Supreme Personality of Godhead within your heart, every place you go becomes a place of pilgrimage. Kadangi jūs nešiojate Viešpatį savo širdyje, bet kur jūs nukeliausit, tampa piligrimystės vieta. So, this was the vision that Srila Prabhupada established many of his communities. Taigi, su tokia vizija Prabhupadas įkūrė daugybę savo bendruomenių. He spoke about similar conceptions when he talked about New Vrindavan. Jisai pasakojo panašias idėjas, kai kalbėjo apie New Vrindavaną. I was there in New Vrindavan. I actually went there for some time and stayed there. Aš iš tikrųjų buvau New Vrindavane, aš ten apsistojau kuriam laikui. It was in 1973. Čia buvo 73 Right after metais. Prabhupada had visited and gave the Bhagavatam discourses. Aš nukeliavau tam, kad pamatyti Prabhupadą, kai jisai skaitė Bhagavatam. And Prabhupada's conception of New Vrindavan was just as we spoke about today. Ir Prabhupados idėja apie New Vrindavaną buvo tai, ką mes šiandieną kalbėjome. Of course, he talked about the cows, Žinoma, jisai kalbėjo apie talked kainas, about agriculture, apie šitą kultūrą, but he always connected it to Vrindavan. bet jis visą laiką susėdavo tai su Vrindavanu. And this is not different in the spiritual world. Ir jis sakė, kad tai nesiskiria nuo dvasinio And pasaulio. he established the worship of Radha Vrindavan Chandra, Ir tada jisai įtvirtino ten Radha Vrindavano Chandros garbinimą. who were the predominating deities of New Vrindavan during Srila Prabhupada's manifest Ir presence. Prabhupados apreikštaisiais apreikštų žaidimo metu tai buvo New Vrindavano garbinamas dievybės. So we should try to establish many places Taigi mes turėtumėm įkurti daugybę tokių vietų, where devotees can come and to hear pastimes of the Lord. kur bhaktai galėtų susirinkti ir klausytis apie Viešpatį žaidimus. And one such place which is manifest by the desire of the Vaishnavas is New Gokula. Ir viena tokia vieta, kuri apsireiškia atsidavusi troškimu, tai yra New Gokula. And those who come here and serve faithfully and meditate on the object of worship, Radha Golokananda, Ir tie, kurie atvyksta čia ir su tikėjimo garbinimo objektą Radha Golokananda, that they may also achieve that blessing and perfection. jie taip pat gali gauti šitą palaiminimą ir tą tobulumą, That may they make this their last life kad tai taptų jų paskutinio gyvenimo. and go to wherever Krishna is manifest his pastimes eternally in Gokula throughout the material world. Ir nukeliauti ten, kur Krishna amžinai apreiškia savo žaidimus visose visatose, ten, kur jis apreiškia savo Gokulai, apsireiškia Gokulai. And may that be their next destination, Ir tai gali būti jų sekantis paskirties taškas, so that they will actually go and see how the spiritual world is personally manifest in this material world. kad jie galėtų nukeliauti ten ir pamatyti asmeniškai, kaip dvasinis pasaulis apsireiškia materialiam pasaulyje, When the Lord descends with all of his eternal associates kur Viešpats nužengia su savo visais amžinais palydovais, to attract the conditioned souls back home, back to Godhead, kad patraukti sąlygotas sielas atgal namo atgal pas Dievą and to engage in his loving devotional ir service. kaip užsiimti meilės atsidavimo tarnystę. A few thoughts I thought I would share from my readings of Brihad Bhagavatamrita. Kelios mintis, kuriamis aš norėjau pasidalinti, skaitydamas Bhagavatamritą. I've only really honestly scratched the surface. Aš iš tikrųjų tik tai pakrakščiau paviršių. And forgive me, and I'm a little bit out of practice in speaking in front of large groups of people. Ir aš labai atsiprašau, aš jau atpratau nuo kalbėjimo didelėms žmonių grupėms. I'm used to sitting in front of a computer monitor Aš pripratau sėdėti prie kompiuterio monitoriaus and say, Hare Krishna, dear devotees, and seeing a few squares on the screen. ir matyti keletą kvadratėlių ant ekrano. And
Now I have a very wonderful opportunity to be in the Association of Vaishnavas. O dabar aš turiu labai nuostabią galimybę būti kartu su nuostabiais vaišnavais. All of your association, thank you for coming, Ir ačiū Jums visiems, kad Jūs atvykote, giving me this opportunity to share these few words with you. davėt man galimybę pasidalinti su jais, su Jumis keliais žodžiais. There's going to be a feast, which is also part of the transcendental event. Ir taip pat bus ir vaišės, kurios taip pat yra transcendentinio šito renginio I'm dalis. sure many of you are ready for that by now. Aš esu tikras, kad daug kas iš Jūsų jau pasiruošę But dalį, we'll have a short kirtan bet first. mes dar pirmiau padainuosim trumpą kirtaną. Thank you very much. Ačiū Jums. Sai Maharaj ki